problema bus, nes yra daugybė žmonių smegenys perkeistos. Kiek mus galima apgaudinėti? Tai kur mes esam, reikia šiek tiek, kad čia judėtų, o šitoje vietoje kas nors. Nedarykit jūs gėdos Lietuvai, nedurni mesgi visi esam. Mesgi puikiai suprantam, kad jūs žinot visą tai. Konfliktas yra smegenyse, išankstinis, nuolatinis, priešiškumas. Mus visą laiką kels mūsų emocijos, reiškia, bangas. Ir svarbiausia, kad kels baimę. Tuoj Rusija ateis, tuoj. Jie aiškiai rodo, kad jie yra kare prieš Europą, ir prieš vakarų pasaulį. Rusija bus nepajėgi šito padaryti, ir jinai tą žino. Todėl jai visiškai šito net nereikia. O tai, kad gąsdina, čia jau mūsų problemos. Bet juk išgąsdintų žmonės ir lengviau valdyti. Žinote, aš pats prisiklausiau 10 metų, kaip aš kažką gąsdinu. Dabar jau Putinas gąsdina. Kada atskris Putino dronai? Šiandien dar neatskrido dronai. Kiek kartų sakiau ir kiek kartų dar pasakysiu, jeigu neprovokuosim, jeigu neieškosim, neis, nes jai mūsų nereikia. Tokių aš prisiklausęs, tokių, sakyčiau, liberalių arba taikos balandžių demagogijos. Imkim fantastiką ir sugriaunam mes Rusiją. Atiduoda Lietuvai, sakykim, jos buvusias žemės, Smolensko gubernija, Pskovo gubernija, dar kažką, taip, kurias valdė savo laiku, bet tada buvo mūsų protingi valdovai. Čia yra, žinokit, klaiku. Čia yra, kai asmenybės pradeda nesutarti dėl esminių dalykų, čia yra baisu, čia yra be komentarų net. Aš nemanau, kad Vėgėlė išeis į antrą turą. Nenoriu būti pranašu, bet nemanau. Ir Šimonytė neišeis. Kaip sakoma, savo krašte pranašų nebūsi. Prezidentas akivaizdžiai televizijos laidoj pasakė, kad aš pasitikiu Gabrieliu Landsbergiu užsienio reikalų ministru. Čia vadinasi, mes prezidento neturime. Vyt lauk juos ant visus su Landsbergiu prieš akį, nedelsiant.